Tas veiks susirinkiai. Ta žodžiu, kunčia darysim šių viduosiką. Aš kaip įtaru, šits viduosiks bus vienas iš prieš paskutinių, arba gal dar 2 ar 3 viduosiką po apie patį namą. Tai dabar varysim, aš jums elę supažindinsiu iš tikrą, kas buvo padaryta, ko dar trūkst, kas dar bus padaryta, kaip sakant, ateitį. Ir, suformuluosiu visą vaizduotę, kaip turėtum būti pilnai. Ir vis tiek po to dar bus galutinis viduosiks, kai jau absoliučiai 100% ir pabaigta. O kodėl darau dabar tokį viduosiką, nes turiu biškėlį išlikti. Ir nežinau tiksliai kuriam laikui, nežinau tiksliai kada grįšiu. Tai tiesiog asmeninė reikala. Jeigu bus viduosiks iš tų reikalų, tai pamatysit patys. O dabar varom po biškėlį supažindinsiu, kuo esu jau padaręs. Esam iš tikrą vonios kambarį, kaip jau supratot, tai padarytas vonios kambarį apdailas, duris paliksiu baltas, padaryti atkosai, viskas yra, kaip ir sakant, sudėta, viskas tvarkingai. Dušėlis kaip stovėjo, taip tebestau, nieks neatkrita, vis plytelės sveikas, viskas čiki priki, padaryta va tokia spintelė, lentynėlių, užmečiau kelias, veidrodėlis toksai iš Jiska berods, ne per daugiausiai, ten te kainuoja, bet esmė, kad visai viskas va taip gražiai susiderin, juoda, biški auksa, tamsios spalvos prie šviesių sienų, tai puikiai. Čia visos spalvos sienų ne pagal kodą, ne pagal paletę, o tiesiog grinai, kaip sakant, kibirais baltų sienų lubų dažų iš parduotuvės ir viskas. Ta prasme, nieks nėra primaišyta. Toliau visas mazgas, kaip sakant, tas, nežinau, sanitarinis ar vandens mazgas, kaip sakyt, 8 litrų boileris, labai fainiai laiko vandenį, jeigu 1 ar 2, pavyzdžiui, kai naudojas, tai gali pakaitinti iki makso ir tada, nežinau, dar karštas būn po kokių 3 dienų, tai net naudojant, tai pakankamai gerai laikos. Hydroforce, dėl alkūnės labai nekreipiu dėmesį, nes ten turėtų būti dar vienas filtras, bet čia ateitį padarysiu, tada jis pasistums biškį atgal. Ir čia nuo garso padarysiu kažkokią tai dėžę su apmušimu tokiu kaip paralonu. Ir viskas kolektorinė, vandenis čia nieko ypatingo. Tai vat, čia virš planuosi džiovyklą įsistatyti ir planuosi liek čia padaryti kažkokią dar vieną ar spintelę, ar lentynas, ten, nežinau, rankšluončiam, kažkokiem tai drabužiam, dar papildomai reikmenim. Tai vat, tiek vat viskas. Elektrinis gyvatuks iš, man atrodo, depo. Ne kažką, jis daug kainavo, berods ne 100 euriukų kažkas tokio. Tai va, tie visi kranai, jau kaip minėjau, su didėja galva. Ar iš temų, ar iš šalį, žodžiu, iš kiniečių. Tai va, o taip va viskas ir derinas. Plytelės eliai derinau, kad būtų perėjims, neatliko šitų. Tai nupirkau juodas, bet tokiu pačiu raštu. Tai viskas va taip čiki gavos. Tai va, čia prieškambaris. Tai čia dar aišku dar daug reikalų, gal kažkokias lentynėlės, kažkoks veidrodis, gal kažkokia komodėlė, kabykla, ten striukiam švarkam, batų va tokį kaip atsisės suoliuką padariau, tai čia nieko ypatingo, vėliau susidės durelės, kur skydinė, mini rekuperatorius 1, dar 1 ir kambarį, kol kas 2, vėliau padarysiu dar įdėsiu, man atrodo, apie 3, tai bus iš viso tokie vat reikalai. Čia irgi atkosai visi aplink duris ir visas lofto. Čia labai nekreipiu dėmesio, vis tiek drabužių primesta. Tai vat, visas antras suolis. Tai tas antras suolis čia irgi susistatys durelės. Apie vidų nežinau kažką daryti ar nedaryti, nes laikui esant ta plėvelė, manau, vis tiek taps, kaip sakant, pasens kažkiek. Tai gal kažką reikės ar apšaudyti, ar apkalti, užtaisyti ten vidui gražiai, nes ten daug vietos. 2 stumdomos duris, vis dar nesulaukiau
bėgelių, bet jau viskas absoliučiai padaryta, netgi rankenos įdėtos, tai reikia grinai prisuk bėgius ir pakabintinas. Tai buvo ateinant į kambarį, stau dar vienas mini rekuperatorius, lova, bardaks, bet čia viskas iškeliaus laukon. Irgi visur absoliučiai, jeigu nesakiau, šildomas grindis, kiekvienai kambarį iš vis 5 zonos. Ir vat, apšvietimai, čia realiai nieko ypatingo iš viso nėra. Tai faktas, kaip sakant, lova, biški prisistums ant ten. Čia galbūt kažkokia tai viena spinta, kažkoks staliuks ir bus tiek žinių. Toliau einant, žiūrint, čia visas tas gals, kaip aš sakau, padaryta, vat, visą tą dekoratyvinę senelę, kur už jos kubai su vatom, apšiltinimais ir tada tik vartai. Tai kodėl, daug kas klaus, kodėl čia ir toks projektas, kodėl vartai name, ne atskira kažkokį įvažiavimą, ne atskira sienas tur, bet kodėl būtent į namą. Tai aš vėliau nufotkinsiu, jaučiu kažkur įdėsiu fotkę, kaip aš įsivaizduoju viską, nes esu, kaip sakant, auto fanatiks ir mano idėja buvo viso šitą pagrindę, viskas kilo iš šitos idėjos. Šitam kampe realiai bus kažkas prisėsti, kažkokios tai dekoratyviniai elementai, galbūt kažkokie neoniniai užrašai, kad šviestų. Ir toks visas kampelis bus, kaip sakant, kaip jaustumės, kaip, nežinau, kaip kokiai mechaniko dirbtuvės, kaip garaže kažkokiam jaukiam, kur, kaip sakant, ten kažkoks stalas padarys galbūt iš ratlankių, kažkokie ratlankiai, spoileriai pakabinti ten vietoj lentynų ir taip toliau. Tai va, čia visas šitas kamps realiai tame bus asocijuotas. Toliau visa šita dalis priešais garažo, kaip sakant, vartus, tai planuose pasistatyti židinėlį, susidėti galbūt iš akmenų padą, galbūt pasikliuoti plytelės kažkokios akmens masės aplinkui. Ir čia iš viso jaučiu įtariu, kad bus vien plytelės, kelios odinės sofkės, galbūt kažkoks kailis su kažkokiu stalu padėts ir grinai toks jaukus kampelis. Tai čia, kaip sakant, faina vieta. Čia, aišku, į kelio pusę viskas, langelis matos tvarkingai. Atšokam į loftelį, pasižiūrėsim, kas ten gera. Nors čia, aišku, irgi bardaks kaip ir visur, nes vis dėlto dar kažkiek dalykų, tai ir vis dar statoma, kūriama, tai tie daiktai iš vietos į vietos vis dar savo vietos netur. Ir realiai viskas, kas esat kraustis, tai žino, dėžėse, maišuose, bele kur numesta ir panašiai. Sušokus į loftelį, vaizdelis toks, tiesiog lova, porą tumbačkų ir spintelių, kaip sakant, pasidėti, radiatorius, grindys suklotos, čia arba laikina, arba visam stalas čia pasilik šioks toks, galbūt padarysiu gražesnį kažkokį, kėdė, aišku, čia laikinai, bent jau tam kuriam laikui pasibūti. Ir vaizdelis, aišku, mane kas labiausiai žavi, tai kad visą laiką saulė leidžias vadreliai priešais langą, tai visą laiką fainas vaizdas, jeigu vakaruoji, ten filmą žiūri ar dar kažką, tai gali pasigrožėti iš tikro gamtą, visą kiemą matyti ir iš tikro labai, labai fainiai. Lofto atitvarai, tai biškelį bus reikalų su anais, nes idėja labai tokia iš tikrųjų įdomi. Kartu reikės sujungti visą viršų su, kaip sakyti, atitvarai šitų laiptų turėklais, viršų padaryti su medžiu ir visus tarpus čia reikės užtaisyti su šokom, kurias aš jau esu parsivežęs, nusilupęs ir anas per tą laiką, kaip sakant, džiūs, kol grįšiu. Ir jau realiai bus daug maž paruoštos, tai jau realiai reikės tik apsišveisti, apsipjaustyti ir sustatyti. Tai irgi įmesiu kažkur nuotrauką, kokia ir idėja, kad viską grinai padaryti kažką va tokio. Aišku, pagrindinis dalykas, kaip sakė, namo širdis, tai faktiškai virtuvė, tai kas betrūkst, faktiškai indaplovės ir tiek žinių, o visa kita jau kaip ir viskas padaryta, nudažyta, įmontuota, tai tiek ir žinių. Aišku, virtuvė savo lygiai taip pat sudažyta, padaryta. Ir aišku, su virtuvė norėjau, kad kažkaip taip atsiribuoti, kad nebūtų toks kažkoks pereinams dalyks, kad vis tiek ar kažkokia sofkė, ar kamp stovės, kad būtų kažkoks tai atitvars
ir turėtų, kaip sakant, atskirą erdvę nuo židinio erdvės į virtuvės erdvę būtent atskirai. Tai vat, kėdės, nieko ypatingo, irgi iš Jisko užsakytos, paprastas va tokios baro kėdės, puikiai tinka, asocijuojas prie bariuko. Tiek žinių, o dabar esminis dalykas, tai iš tikrųjų ant galo padarysiu šiokį tokį slow motion editų, kaip sakant, normalių vidosiukų, kaip atrodo vis vidus, kad susidarytume šiokią tokią viziją. Tai aišku, trūks nemažai dalykų. Tai pagrindiniai dalykai tai yra grindis, nes su grindim aš svarstau tarp dviejų dalykų, nes daug kur reikia dėti dar plytelės ir namo visas tas toks plots, visas tas iškarpims ant nėra labai patogus, kad susidėt laminatą. Nes jeigu dėti tokį patalpai, tai jau faktas, kad dėsi absoliučiai vientisą per visą plotą, bet jeigu ant ir visas toks iškarpyts, išraityts, tai nelabai didelė, kaip sakant, tolko yra. Ir svarsto apie plytelės iš tikrųjų, nes pasižiūrint laminato ir plytelės kainas, tai faktiškai plytelės gaunas, jeigu randi su akcija, tai vos nepigiau arba ta pati kaina, kas dėt laminatą. Ten geresnės kokybės ar prastesnės. Plus grindys visur šildomos, tai jokio niuanso, kaip sakant, aš nematau. Ir antras dar vienas pliusas, pavyzdžiui, šiltų sezonų grindys vėsios, kas man žiauriai patinka, nes automatiškai ir namai vėsesni būna, ne tiek užkaist kaip su kokiu laminatu ar lentom, tarkim. Tai va. Dar vienas dalykas, tai reikės susidėti rekuperatorius, mini rekuperatoriai statysis, dar 3. Dar reikės įsistatyti kondiškę, tai čia toks didesnis dalykas. Šiek tiek baldų, porą sofkių, galbūt kažkoks staliuks 1 ar 2, galbūt patys darysimės. Tai vat, šiokios tokios apdailos aplink langus, tai pavyzdžiui palangės, aš jų dar nedėjau, aplink langus irgi dar nėra apdažyta, nes vis dar šalinas tą visą drėgmę iš namo ir tiesiog šlapums yra aplinkui, pavyzdžiui, langus, ten centimetrą ar porą, tai net neverta dėti, palauksiu, kai bus sausa, kaip sakant, išsiventiliuosi ir laiko padarysi, o vėliau turėsi problemų, jeigu neįsičiuvini, šlapia, po to pradeda atkipti, atsilupti, ten kažkas gal pradėti kampui kokią pelyti ir panašiai, nes neleido išeiti ir anam nėra kur išeiti, tai drėgmė laukant, tai per visus kampus pradės ten lyst, kaip sakant, tai nieks nenori tokių dalykų. O dabar iš tikrųjų prie reikalo babkės. Kiek kainavo visos statybos? Tai mano manimu, kas dar liko suinvestuoti, tai kažkas maksimaliai iki 4000, manau. Ir tiek žinių. O dabar galim pasižiūrėti iki šios dienos, kiek esame iš tikrųjų sukišę. Esu išskirstęs, turiu, kaip sakant, fotkę su absoliučiai visais čekiais, viskas atskirta vokuose, dokumentuose, faktūrose ir panašiai. Tai galim pradėti realiai jaučiu nuo pigiausios sumos, pagal viską, kas ant ko išėjo. Tai kaip žinot, buvo situacija, kad kai nusipirkau sklypą, čia stovėjo sens namuks. tą namuką mes turėjom pašalinti laukan, tai reiškia, realiai nugriauti laukan. Kai nugriovėm, tada turėjom kviestis matininkus, kurie išmatuos vėl naują sklypą, sumatuos, kad šito pastato nebėra, tada jį reikia išregistruoti, tada jį reikia išdeklaruoti ir tik tada jau gauni naujus dokumentus sklypo, kad jis jau yra tuščias. Tai čia šiek tiek prasišoviau į ateitį, žiūrint geriausią sklypą imti iš karto, kuris yra pliks, arba kažkoks tai pastats ar namuks, nėra vietoj, kur tau maišysis, kad tu savo pasistatysi kažkokį tai. Tai va, tai to nekartočiau, nes čia, kaip sakant, vis keli šimtai sudaro kažkokią tai sumą. Tai dokumentai. Šiuo metu šits nams ir priduots kaip nebaigta statyba. Kaip sakant, jau yra užregistruots. Ir savo reikalai realiai ir tokia, kad
pasibaigiu, išsikviečiu matininkę, kuri galutinai sumatuoja ir, kaip sakant, įregistruoja jau pilnai statinį kaip baigtą. Ir tada jau viskas, jau galima deklaruotis ir tiek žinių. Tai čia įtariu kažkas irgi bus keli šimtai, kad galutiniam rezultatė jau bus viskas įforminta kaip turbūt. Tai dokumentai 676 eurai. Tie gavos dokumentai, nei daug, nei mažai, kadangi statybos leidimo nereikėjo, spėjau į tą traukinį 8 kvadratų be leidimo, tai gavos tokią vat sumą. Sekantis, žiūrim, kas čia gavos iš tikrųjų. Įrankiai. Tai apie įrankius čia galima skaičiuoti, galima neskaičiuoti, bet per statybų visą tą laikotarpį vis tiek teko kažką nupirkti, kažką dasipirkti, kažkas sulūžo, reikėjo benzopjūklo, reikėjo žoliapjūvis, reikėjo trimerio, reikėjo žemės grąžtų, stulpam gręžti, ant skylėm ir panašiai. Galbūt reikėjo, kaip sakant, šiupelių, kastuvų, grėblių ir panašiai. Tai įrankiai, technika, ten įrankių nuoma ir panašiai 1000 eurų. Grubiai taip. Nieko ypatingo, nes, sakau, galima skaičiuoti, galima ne, nes vis tiek įrankiai pasilieks, kaip sakant, jau visam laikui ir juos jau gali kelnuotis. Sekantis, kūras. Tai dažniausiai stengiausi pats viską vežiuoti. Tik 100 eurų atsėjo kažkokiu momentu už pristatymą. Kažką buvau užsisakęs, nežinau, gal šulinio rentinius, ten dar kažką. Tai gavos 100 suma. O kūras, tai yra grinai, dizelis, benzas, kur grinai pyliau savo mašiną, kad pastoju važinėti pirmyn atgal, nuvežti, parsivežti ten prekes, kažkokius daiktus, medžiagas ir panašiai. Tai 1000 eurų gavosi vien ant kūro, važinėjant iš visur, iš Klaipėdos, Kauno, Vilnių, Šiaulių ir panašiai susirinkinėjant visus dalykus, kurių reiks statybom. Tai vat, trumpai aiškiai. Aplinka, augalai, sklypas ir pagrindė laukas. Tai kas įeina tą visą? Tai eina sėklos, medeliai, tvoros, dar prie to pačio, pavyzdžiui, akmenukai. Faktiškai, kas yra lauke, nestatiniai, tai tą viską suskaičiavus. Tai faktas buvo smėlio, buvo grunto, akmenukai, plevelės, tvoros, stulpai, betonai, lentos tvorom, ten vyriai kažkokie, ten sutvirtinimai papildomi, žemių išlyginimai, sėklos, medeliai ir taip toliau. Tai čia atsistoja apie 2150. Nei daug, nei mažai, manau. Laukui vis tiek dar nemažai tų darbų ir iš tikrųjų padaryti. Sekantis dalykas, tai čia jau bus prieš paskutinis, taip pat sklyps, už kiek aš jį iš tikrųjų nupirkau. Kadangi jis buvo su nameliu, tas namelis buvo pusiau mūrinis, tai tą sklypą paėmiau, grubiai jau čia kokią porą metų, už 9103 eurų, čia su absoliučiais visais notarais, dokumentais, grinai, kad jį įsigyti. Būtų buvo žymiai pigiau, kaip sakiau, jeigu nebūčiau ėmęs su nameliu, būtų pliks, tai būčiau ir ant sklypo sutaupęs keletą tūkstančių, ant dokumentų sutaupęs. Tai va, čia vėl žiūrint į ateitį, kaip sakant, praktika daro savo. Ir aišku, paskutinis dalykas, tai čia kur sėdžiu, namas. Tai kiek kainavo namas? 22 321 eurus 36 centai. Galiu padaryti ir tiksliau, bet čia jau pakankamai tiksliai, nes absoliučiai visus čekius, visas faktūras, kiekvieną, kaip sakant, šūdnikį, kiekvieną pakelį varžtų, kiekvieną tubą, silikono ir panašiai viską absoliučiai skaičiavau ir visi čekiai, viskas ir vietoj suskaičiuota ir iš tikrųjų suma ir tokia. Mano manimu, tai yra
pakankamai mažą sumą šiai dienai. Kaip sakiau, dar teks įkišti iki mano manimų 4000, o mano skaičiavimai pakankamai iš tikro tikslus. Tai 22 300 eurų grubiai su centais. Tai mano manimu čia iš tikro pakankamai gera suma pasistatyti savo namą 8 kvadratų su loftu, turėti savo žemės sklypą, aptvertą su šiokiu tokiu važiavimu. Tai tiek žinių, o faktas dar bus pats paskutinis skaičiavimas, kai jau bus pilnai pabaigta. Įmesiu kažkur suskaičiavęs pilną sumą, absoliučiai visko, šiai dienai, kiek yra išleista. Ir ateityje bus projektų tikrai. Tai reikės statyti garažą, kuris nebus kažkoks paprastas, nes mantelis paprastų dalykų nedaro. Tai esu šiek tiek sumastęs, o kol būsiu išvažiavęs, iš tikrųjų projektuosiu aš tą garažą pats, kaip ir visą šitą namą. Braižysiu, skaičiuosiu. Turiu labai gerą dabar pavyzdį, žinant, kiek kas kainuoja, kur prasileista, kur neprasileista, kur kažką geriau gal padaryti ateitį, kad būtų greičiau ir mažiau darbo. Tai trumpai aiškiai, užsikalbėjau čia dafiga, 11 minučių, dafiga. Tai paleisiu šiokį tokį vidosiką, kaip viskas čia daugmaž sulėtintai gražiai atrodo ir susimatysim sekantį kartą.